Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Labas vakaras. Eteryje laida Ateities Lietuva. Joje mes kalbamės apie svarbiausius dalykus, ant kurių, kaip sakoma, laikosi mūsų šalies gerovė. Tai mokslas, verslas bei ūkis, bei mūsų valstybės politika. Šį vakarą mes kalbėsimės apie Lietuvos verslo ir ūkio ateitį. Ar lengva ir palanku kurti verslą Lietuvoje? Kokių rinkų ir krypčių turėtų griebtis mūsų verslininkai? Ar mūsų valdžia padeda verslininkams ir ką mūsų valdžia daro, kad mūsų valstybė netaptų tik pigios darbo jėgos šalimi? Šį projektą inicijuoja asociacija Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Ir šio vakaro diskusiją apie verslą ir ūkį aš norėčiau pradėti štai tokiu klausimu. Nežinau, kas galėtų man atsakyti šį vakarą į tokį klausimą. Koks yra lietuvis verslininkas? Aš manau, kad gal daugiau skiriasi pirmiausia tom, kad jis yra žymiai apsukresnis. Lietuvis? Žinoma, taip, ir mums, tai yra Lietuvos verslininkams, skirtingai nuo tų verslininkų, kurie veikia normaliuose rinkose, reikia kiekvieną dieną iš tikrųjų, turėti didžiulę nuovoką, orientaciją tam, kad susivokti, kas vyks po savaitės, po mėnesio. Juk mes praėjom tokį laikotarpį, kai mes ir veikiam tokia aplinkoje, kai tu nežinai, šiandien grįši namo, negrįši namo, taigi ir reketininkai, po to buvo valstybės pareigūnai kaip reketininkai, dabar šito lyg tai ir nėra. Bet palaukit, Lietuvos verslininkai tuomet turėtų klestėti pasaulyje ir nesėdėti čia susirūpinę, ką daryti ateity. Ne, bet mes kalbam apie Lietuvos verslininkus, tai mes Lietuvoje va šitoj situacijoje, mes ją geriau žinom. O mes būtent galbūt dėl tų savo savybių ir kitokių nesavybių, mums sunku užsienyje konkuruoti, nes ten reikia kitokių savybių. Ten atsiranda jau kultūriniai dalykai, ten gal intelektai, tai rinkodara, ten marketingas. To, ko iš tikrųjų šiandien mums trūksta. Susitiksime iškart po reklamos. Aš galvoju, kad žmonės ir žinias iš tikrųjų yra tas vienintelis išteklius, kuris kaupėsi jį naudojant. Aš dėkingas už tai, kad valdžia man netrukdė. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Koks yra lietuvis verslininkas? Ko gero skiriasi nuo japono arba amerikiečio. Galbūt tas mūsų lietuvis verslininkas yra pakankamai apsukrus ir čia matyt dar yra liekana tų sovietmečio laikų ir po sovietinio laikotarpio, kai verslą buvo galima daryti tuo metodu perku parduodu, pigiai nuperku, brangiau parduodu ir tam nereikėjo ypatingų žinių ar intelekto, tai buvo pakankamai gerai augančiai ekonomikai. Tačiau dabar, kai situacija keičiasi, kai konkurencija stiprėja, tiek pasaulyje, tiek Europoje, tiek lietuviam verslininkam, tiek apskritai europiečiams labai svarbus tampa verslumo gebėjimai. Ir aišku, mokėti valdyti žinias. Ir šitų gebėjimų lietuviam verslininkam tikrai dar trūksta. Lyginant su Amerika, Indija, Kinija, su tomis šalimis, su tomis augančiamis ekonomikomis, verslumo indeksas Europoje yra pats žemiausias. Tai reiškia, kad daugiausia baigia studijas, absolventai, visi nori tik tai gauti gerai mokamą darbą, bet ne patys kurti savo darbo vietą. Pastarį dešimtmetį faktiškai valstybė net ir neformavo būsimos strategijos, į kokias kryptis reikėtų orientuotis. Tai inicijuodavo faktiškai pats verslas. Ar ne? Ar yra pokyčių dabar? Kur dabar turėtų verslininkai, kitaip tariant, kreipti dėmesį ir kokių rinkų imtis? Aš išvelčiau šios vyriausybės sprendimą, politinį sprendimą, apsisprendimą, tam tikrą prioritetą atiduoti kažkam. Tai kai mes sakom, kad mes turim tapti, reiškia, inovatyvi, aukštos pridėtinės vertės produktą kuriančią šalimi, tai yra jau apsisprendimas. Visi kiti turi susiorientuoti ir stengtis savo darbus, savo paslaugas ir savo produktus orientuoti į tą kryptį. Nes jeigu mes bandytume į tuo keliu, kad remt visus sektorius, kurie Lietuvoje yra, o jų tikrai daug, pradant žemės ūkiu ir aukštom ir kitom technologijom, mes visko neparemsim. Na ir kalbant apie tai, kad koks tas lietuvis turėtų būti verslininkas, aš manau, kad mes niekaip negalim savęs paslėpti kitaip. Globalus pasaulis, globalus verslas, globali rinka ir mes norim, nenorim tapti tokiais, kokie rinkoje žaidėjai visam pasauliu žaidžia. Mes tokiais turėsim būti. Gerbiamas Mantai, kokios svarbiausios yra kryptys šiandien išskiriamos mūsų valdžios, ar ne, kalbant apie ūkį ir verslą? Taip, dabar, kadangi
pirmą kartą yra apsibrėžta, kad Lietuva sieks iki 2015 metų tapti Šiaurės rytų Europos regiono paslaugų centru ir iki 2020 metų Šiaurės rytų Europos inovacijų centru. Tam buvo apsibrėžtos sritis. Visų pirma, mes siekiame aukštos pridėtinės vertės. Aukštą pridėtinę vertę leidžia pasiekti paslaugos. Paslaugose paprastai ir atlyginimai yra didesni, ir darbai yra įdomesni ir sudėtingesni. Ir taip pat gamyba, tai yra aukštos technologijos, saulės baterijos, apie kurias dabar mes kalbam ir kurias lietuvių verslininkai ruošiasi neužilgo gaminti, jau investicijos pradeda būti įgyvendinamos. Taip pat galbūt automobilių akumuliatoriai, kurie bus labai įdomus ir naudingi, nanotechnologijos, aišku, mes turim didelį įdirbį lazerių srityje ir biotechnologijų srityje, tačiau taip pat jokių būdų nereikia pamiršti ir mūsų tradicinės pramonės. Tačiau ten mes irgi turime ieškoti didesnės pridėtinės vertės, kadangi mes nesam pigios darbo jėgos šalis, jau dabar ir Kinai turi problemų, kadangi vietnamiečių darbuotojai yra žymiai pigesni, taigi mes turime lygiuotis į sudėtingesnius dalykus ir tai galima padaryti. Gal jūs mums galėtumėte konkrečiau pasakyti, ką jūs turite omeny, kalbėdami apie paslaugas? Kas tai yra? Taip, tai paslaugos yra labai platu, aišku, tai gali būti ir sveikatinimo paslaugos, tai yra ir turizmas, tai yra ir žinios, švietimas, mokymai, konsultavimas. Ir jau džiugu, kad matosi tokia tendencija, jog Lietuvoje formuojasi pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojų arba ekspertų ratas, kurie gali tapti tais išorės ekspertais, kurių paslaugas pirktų trečiosios šalis. Ir kiek ir aš pati dalyvauju ir išvykos į trečiąsias šalis, matau, kad tai populiarėja ir kad mes galime tapti tie, kurie galėtumėm parduoti savo intelektinės paslaugas. Tai yra savo žinias ir tą vadinamą know-how potencialą. Dar apie paslaugas. Dabar yra populiaru kalbėti apie paslaugų centrus. Tai yra, kai didelės ir galingos korporacijos kaip Barclays ar Western Union įkuria savo paslaugų centrus čia Lietuvoje ir jiem iš tiesų labai neblogai sekasi. Jie planavo sukurti 200 darbo vietų per 3 metus, tačiau planai keičiasi. Dabar jie turi beveik 400 žmonių, iki naujų metų galvojama dar plėstis. Tai rodo, kad lietuvių darbuotojai yra geresni. Ten atlyginimai beveik 2,5 karto viršyje šalies vidurkį, tai irgi labai smagu ir tai reiškia, kad į šalies biudžetą patenka didesnės pajamos. Iš vienos pusės taip, tai labai gerai, kad ateina tokie dideli užsienio investuotojai su žymiais ženklais ir su žinoma savo gera vadyba, tačiau iš kitos pusės, aišku, jie suvilioja visus specialistus iš Lietuvos įmonių, kurios lieka be kvalifikuotų darbuotojų ir galbūt mes neturėtumėm pamiršti to, kad ir Lietuva galėtumėm turėti potencialą patys kurti aukšto lygio paslaugas, nes čia tai yra užsienio investuotojų pritraukimas. Man toks liūdesys apima jūs išklausius, jūs visko rūpinatės. Ir nanotechnologijom, lazeriais rūpinatės, džiaugėtės, kad čia Barclays atėjo, kad 200 darbuotojų įdarbino, laimingi tie darbuotojai buvo. Bet kas yra valstybei, kas verslui? Pasakykite man iš to. Nes čia ką padarė Barclays, tai čia jūs sakėt, o dabar likti daugiau sumokė, bet po to mes visiems atgal turėsim kompensuoti kažkaip. Kur čia nauda valstybei, pasakykite man, kad mes tik tai paruošiam 200, taip, sutinku, kvalifikuotų darbuotojų, 200 iš kažkur išsiursim iš Lietuvos įmonių, Barclays išeis ir darbuotojai išvažiuos. O tai čia mes, man tai turim galvoti, pamirškime tas jūsų nanotechnologijos. Tai pas mus dirbo, mergina dirbo konfederacijai, kurios vyras buvo nanotechnologijos specialistas, kuris laimėjo konkursą, išvažiavo į Australiją. Ten jis gauna, aš nežinau, kaip jis, aišku, visko neatsako, bet 10 kartus daugiau negu čia. Bet negana to pasakojo, kiek ten iš tikrųjų, tai yra Australijos vyriausybė, investuoja į šitą sritį. Tai mes su savo biudžetu nepatrauksim. Jeigu mesim visus pinigus į nanotechnologijas, tada mes nustekensim kitas sritis. Todėl kalba netgi apie paslaugų centrą, kaip jūs labai, gražiai skamba tas centras. Gal daug dievė centriuką padarom kažkokią tai. Ir kažko tai, ne visų paslaugų. Jūs ką galvojat, mes čia bankiniam sektoriui kažkokias paslaugas čia. Taigi skandinavo kapitalas čia atėjo su visom paslaugom. Ką mūsų bankeliai padarys kažkokias paslaugas? Tai jūsų pozicija yra kokia? Kokia turėtų būti iš tikrųjų strategija valstybės? Kur turėtų būti nukreiptas dėmesys verslininkų? Ką jūs sakytumėte? Aš galiu pasakyti, kažkas yra gerą frazę metęs. Mes, kaip Olandai, niekada nebusim geri prekybininkai. Kai vokiečiai, niekada nebusim geri gamybininkai. Vat su Lėda dar pašnekėjom, niekada laikrodžių gerų negaminsim ir nepretenduokim. Kiek žinau, amerikiečiai negamina televizorių, taip? Nes todėl, kad Kinai, todėl, kad Japonai jau seniai nuėję. Kam investuoti, kur jau visi tas nišas užėmė?
Paslaugų sektorių, pilnai sutinku, sveikatingumo, va šitas sritis, tai yra, kas žmogui yra brangiausia šiandien? Sveikata. Ir kuo toliau, tai būtent šitas turtas bus brangesnis. Sudarykim sąlygas užsieniečiam, jie atvažiuos su pinigais. Druskininkus, Birštoną, dar kur nors, tai? Taip, čia tik tai 2 miestai. Taigi visur, pažiūrėkit, kiek neseniai, praeitą šeštadienį, Vaizgaikiemio kieme, premjeras dalyvavo atidarant Senukų spa centrą. Nustatykim siaurą sferą kažkokią, kuri gali duoti mums daugiausia pinigų. Ir tada nereikės vaikščioti apie centrus ir ten, kad toj po 10 metų čia. Tai valstybė turėtų iš esmės sutrumpintai ką padaryti? Peržiūrėti savo visą... Aš pasakysiu gerai ką. Pirmiausia, reikia suskaičiuoti resursus iš tikrųjų, kiek mes turime resursų ir kiek už tos resursus, ten struktūrinė parama, ten biudžetas, ten atleidimai nuo mokesčių. Dabar jūs sakėt, kad gal atsiras Lietuvoje verslininkų. Tai nereikia galvoti, atsiras. Sudarykim jiems tą aplinką, kad iš tikrųjų mes jos paskatintume, neišvažiuotų į užsienį. Tai motyvuokim. Kodėl mes turim Barkley šitą motyvuoti, o nemotyvuojam savus? Aš galvoju, kad žmonės ir žinias iš tikrųjų yra tas vienintelis išteklius, kuris kaupiasi jį naudojant. Tai mes tą visi turėtume suprasti, kad jeigu mes gaunam žinias, mes jas perdodam, jų atsiranda daugiau. Pinigus į biudžetą reikia dar ir šiandien surinkti, aš atsiprašau. Tai apie ateitį kalbame, ne šiandien. Paslaugų centrai būtent tai padeda padaryti. Šiandien mes kitos išeities neturime. Bet kalbame apie ateitį. Šį vakarą mūsų studijoje dalyvauja Ilja, tai yra verslininkas, kuriam labai puikiai sekasi. Norėjom jūsų paklausti, jūs klausote diskusijos, ar ne? Ir mūsų šį vakarą klausimas buvo toks, ar lengva, paranku ir gera kurti verslą Lietuvoje? Jūs kaip verslininkas, ką galėtumėte atsakyti? Pagrindinė žmonių gerovė sukuria žmonių produktyvumas. Jeigu ekonomika dirba produktyviai, jeigu žmonės sugeba padaryti daug pridėtinės vertės, tada žmonės gerai gyvena. Ir pagal produktyvumą šiuo metu, kiek aš žinau, mūsų vidinis produktas vienam gyventojui yra vos 1/4 nuo, pavyzdžiui, Norvegijos lygio, yra 1/3 nuo Amerikos lygio. Tai jeigu žmonės sukurios vertės 3 kart mažiau vienam žmogui negu, pavyzdžiui, amerikietis, tai kaip mes galim tikėtis, kad mūsų atlyginimai bus panašus į amerikiečius? Tai dabar klausimas man yra pagrindinis, kaip mes galime didinti žmonių produktyvumą, aplamai verslo produktyvumą, valstybės produktyvumą, nes nuo to priklauso viskas - BVP, gerovė vienam gyventojui ir panašiai. Tai tas produktyvumas tiek verslui, tiek visiems kitom šakom iš esmės priklauso nuo 4 dalykų, tik tai. Tai pirmas dalykas iš tikrųjų, kokios yra sąlygos kurti verslą. Jeigu sąlygos yra lengvos, jeigu studentas nebijo mokesčių inspekcijos, darbo, pažymėjimų, patikrintojų ir dar kažko, tai tuomet jisai yra linkęs išbandyti savo idėjas ir linkęs pradėti verslą. Ar mes galime dabar čia šiek tiek sustoti ir pabandyti panalizuoti šį faktą, kaip yra Lietuvoje? Tai aš manyčiau, be abejo, padėtis Lietuvoje labai gerėja, pavyzdžiui, lyginant su tuo metu prieš 8-10 metų, kai aš pradėdavau verslą. Tai iš tikrųjų buvo reali baimė pradėti verslą, pradedant nuo tiesiog fizinės baimės, kad tiesiog ateis reketas iš reketos, ir iki, sakysime, valstybės baimės, nes bijai pažeisti kažkokį mokesčių įstatymą, to būdamas studentų nežinodamas, bijai, kad netyčia kažkokio žiniaraščio apie darbų saugą, tvarką ir to pažymėjimų negavęs tave uždarys, nes to reikėjo, ir buvo objektyviai sunku, nes Jūsų bendrovės egzistuoja, tiksliau veikia Lietuvoje, Anglijoje ir Amerikoje, tiesa? Taip, teisingai. Jūs galite palyginti, kai jūs jas kūrėte, koks skirtumas buvo? Pavyzdžiui, jūs labai įdomiai pasakojate apie buhalterius, ar ne, kiek reikėjo užpildyti jums blankų įvairiausių dalykų Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje? Nu, tiesiog palyginimui pasakysiu, kai mes jau būdami pakankamai subrendusią kompaniją atidarėm ofisą Britanijoje, Londone, tai pirmas klausimas, kurį aš pasakiau juris konsultantoje, kaip būti su buhalterija. Reiškia, jisai atsakė, pirmus metus nesirūpink, visus čekius mesk į televizoriaus dėžę, o metų pabaigoje ties auditorius per 3 dienas viską sortiruos ir pasakys, kiek arba tu skolingas valstybei, tu mokesčių ar dar kažkur tai kiek tau. Neim galvos. Ir dar metus mes samdėm buhalterį maždaug 1-2 valandom per mėnesį. Čia Lietuvoje maža kompanija, kur dirba 2 žmonės, reikalauja 3 žmogaus pilną etatą buhalterio, tam, kad tvarkyti su, mano galva, nereikalingais popieriniais reikalavimais. Jūs minėjote 4 dalykus, ar ne? 4 pagrindinius svarbiausius segmentus. Vieną mes šiek tiek aptariam. Koks yra antras? Taip, antras dalykas tai yra, aš pasakysiu, tokį retai kalbamą dalyką Lietuvoje, aš tai pavadinčiau verslo patirtis, saugoma kompanijose.
Tai yra patirtis, kaip daryti daugelį dalykų, pradedant nuo darbo organizavimo, baigiant rinkodarą. Tai yra tos žinios, kurios yra praktinės, kurios kiekviena kompanija saugo labai griežtai, tam, kad konkurentai jų nesužinotų jokių būdų. Tai yra tos žinios, kur nedėstamos universitete ir tai yra tos žinios, be kurių tavo darbo našumas yra labai paprastas. Pavyzdžiui, palyginimui pasakysiu, kad labai daug anglų atvažiavę į Lietuvą stebėsi, kaip čia galima neužsisakius nueiti į restoraną, nes visada yra laisvų vietų. Tai Londone restoranas turintis vakare laisvų vietų neišsilaikytų. Tai dėl to aš vis dėlto sveikinčiau tokius pavyzdžius, kaip pavyzdžiui Barclays atėjimas, nes 500 žmonių dirbs pagal vakarietišką modelį ir po 2-3 metų išėję iš Barclays tas žinias toliau skleis Lietuvoje, kaip dirbti produktyviai. Pereinant prie tų kitų likusių 2 svarbiausių dalykų, Ilja, galite pasakyti visiems, kuo jūs užsiimat? Ir kaip jums puikiai sekasi? Taip, aš užsiimu labai naujoviškų dalykų, tai yra mobilių aplikacijų platinimas. Tai kur galima atsisiųsti, tiesa? Taip, ten galima atsisiųsti mobilų telefoną. Kad supaprastinti, sakysim, aš pasakysiu, visi žino, kas yra kompiuteris. Taip. Visi žino, kad kompiuteris yra nieko vertas be jame instaliuotų programų. Visi žino, kad dabar telefonas yra pasidaręs kompiuteriu. Ir dabar programos telefonui yra tokios pat svarbios kaip programos asmeniniam kompiuteriui. Tai mūsų bendrovė yra antra pasaulyje pagal mobilių aplikacijų platinimo apimties. Kas pirmoji vietoje? Tai trejetukas atrodo taip, kad pirmoji vietoje yra Apple ir šiuo metu jo atsisiuntimo apimtis, nes mūsų, sakysime, verslas yra matuojamas pagal atsisiuntimus. Jo apimtis yra apie 200 milijonų programinių išplatintų per mėnesį. Mes šiuo metu darome arti 100 milijonų per mėnesį. Ir Nokia trečia yra ties 20 milijonų per mėnesį. Tai, pavyzdžiui, mes platinam 5 kart daugiau aplikacijų negu Nokia. Jūsų bendrovės savininkai, akcininkai yra lietuviai? Taip, kapitalas, didžioji dalis kapitalo bendrovės yra lietuviškos kilmės ir priklauso Lietuvai. Taip. Kokios savybės jums padėjo taip, kitaip tariant, visame pasaulyje tapti žymiais, tokių aukštumų pasiekti? Kokios svarbiausios savybės? Aš išskirčiau gal 2 dalykus. Pirmas dalykas tai yra darbštumas. Tai yra tam, kad kažką pasiekti, reikia pasiruošti labai daug dirbti. Aš irgi iš asmeninės patirties pasidalinsiu, kad aš asmeniškai pradėjau savaitgalius. Maždaug 3 metai po verslo pradžios, reiškia 3 metai be savaitgalių, atostogos 7 metai po metų pradžios. Labai daug darbų. Kai esi vienas, ypač kai reikalavimai yra daug arba tavo nedaug yra žmonių, reikia daryti viską ir iš esmės, jeigu to nedarai, tai nepasieki. Tai reikia pasiruošti, kad įgyti labai daug darbų. Kitas dalykas be abejo yra pasisekęs verslo modelis. Nes tiesiog pasakysiu atvirai, kad mes savo laiku teisingoje vietoje pradėjome teisingą verslą, numatydami dar prieš 5 metus, kad mobilios aplikacijos pasidarys labai svarbios ir tai pasidarys labai pelningų verslų. Tai šiek tiek sėkmės ir daug darbo. Ar mūsų valdžia jums padėjo? Kiek nors. Šiandien mes kalbame apie tai, ar valdžia padeda verslininkams. Ypatingai krizės metu. Aš dėkingas už tai, kad valdžia man netrukdė. O. Bent jau labai daug. Jūs minėjote aptarėm 2 svarbiausius dalykus, dėl ko jums svajūga. Kas yra dar 2 likę? Aprūpinimas kapitalu. Kapitalo neturiu omeny būtent pinigus, bet tam, kad žmogus produktyviai dirbtų, jisai turi turėti darbo įrankius. Be abejo, traktorium gali suarti daug daugiau žemės negu su arkliu. Tai iki kol Lietuvoje nebus aprūpinta vidutiniškai vienam žmogai pakankamai kapitalo, turiu omeny darbo įranką, automobiliai, kompiuterinį įrangą, tinklai, infrastruktūrą ir taip toliau, mes negalim tikėtis aukšto produktyvumo. Ir 4 faktas? Žinios, bazinės žinios, švietimas apie tai, kaip turi vykti, sakysime, paprasti dalykai, nuo verslo sukūrimo iki verslo valdymo. Nes paprasti dalykai, universitete aš išklausiau 6 metus ekonomikos. Ir dabar, kai man prisistatė pirmieji vakarų rizikos kapitalo atstovai, rizikos kapitalas tai yra investicinė bendrovė, yra susijusi su ekonomika kažkiek tai. Aš nežinojau to žodžio, VC, venture capital, rizikos kapitalas. Man tas žodis nebuvo ištartas ne karto suole universiteto. Tuo tarpu paklausiau, kas yra visi 8-mečio amerikiečių, jisai sako, tai velnias, čiagi tavo yra angelas, jisai duoda tavo pinigų, už tos pinigus padarai savo verslą, tada praeini 3 investicijos raundus ir tada išeini į biržą. O birža buvo antras žodis, man nežinomas gal taip plačiai. Tai švietimas
tam, kad žmonės galėtų tikrai žinoti, kaip įgyventi savo mintis, yra labai svarbu. Ko gero šitai Sofutei klausimą, bet mes išgirdome žmogaus, kuris realiai dirba versle pastabas ir pagrindinius 4 faktus, ar ne? 4 svarbiausius segmentus. Ar Lietuvoje nėra spragų su Iljos pastebėtais dalykais? Visų pirma, tai labai džiugu, kad Lietuvoje yra tokių verslininkų kaip Ilja, kuris iš tikrųjų parodo, kad ne tik Barclays, bet ir Gedžer gali būti lyderiai informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų srity. Tai čia tuo tikrai mes turim didžiuotis. O kitas dalykas, kad aš tikrai labai pritariu 2 esminiams pastebėjimams. Tai visų pirma, kad Lietuvoje trūksta aukšto lygio žinių valdymo. Tai manau, kad Ilja tai ir norėjo akcentuoti, kad vis dėlto žinių vadyba tai yra kaip tas našumas pas mus yra žemas dėl to, kad mes nemokame valdyti verslo efektyviai. Ir čia yra viena iš tokių Lietuvos problemų ir kad tas žinios ir kompetencijos yra pati svarbiausia sritis. Tai čia paruošimo problema yra, taip, mokslo būtent problema. Ir ta problema, kai mes galvom, kad tas mūsų ugdymo modelis arba tas universitetinis arba išsilavinimas, kad jis yra labai aukšto lygio, kai suteikiama daug teorinių žinių ir mes kartais nepagristai tuo didžiuojamės. Galvodami, kad amerikietis, jis moka mažiau, nes mūsų lietuvis nuvažiavęs, jis žinos visas datas, formulės ir panašiai, bet pasibaigus egzaminų laikui, praėjus mėnesį laiko, jis pasirodo nieko nebežinos. Tuo tarpu tokių esminių dalykų, ką paminėjo ir Ilja, jis nežinos. Todėl, kad mūsų teorinis mokymo modelis yra orientuotas į būtent tik teorinių fundamentinių tokių žinių suteikimą. Tuo tarpu nėra išmokoma verslumo, nėra išmokoma tokių dalykų, kaip valdyti verslą, kaip kurti, kūrybiškumo, iniciatyvumo, tų dalykų stokojam. Ir kai jūs klausėte apie tai, koks turėtų būti verslininkas, tai būtent šitų dalykų pas mus įtrūksta. Pati mūsų silpniausia vieta, tai žinoma, yra rinkos lankstumas, tai vadinamas, arba liberalų santykiai, nes čia jau politiką formuoja Europos Sąjunga, kaip jūs žinot. Ir šitoje vietoje mes turbūt negalim būti įsišokėliai, mes pasirinkom tokį modelį ir todėl aš nemanau, kad mes iš tikrųjų šio klausimo galėsim lygiuoti su amerikiečiais. Tai yra visiškai kitokia kultūra, istorija, jūs žinote, kaip amerikiečiai kūrėsi, kas ten kūrė, kitos sąlygos buvo ir turbūt šiuo klausimu mes su amerikiečiais niekada negalėsim vienoje vietoje būti, mes turim galvoti. Bet iš esmės tai yra labai svarbi, yra paskata, sakykime, kelt produktyvumą. Mes turim, sakykime, šitą savo silpną vietą kompensuoti kitais dalykais. Bet mes esam šalia skandinavų. Žinoma, mes niekada netapsim tokie kaip amerikiečiai, pas juos labai aukštas verslumo lygis ir visiškai kitoks ugdymo modelis, žinoma, mes to galbūt, bet mes turime šalia skandinavų šalis, kurios iš tikrųjų uždirba ir kurios reitinguojamos pagal inovacijų lygį pirmose pozicijose. Ir vis dėlto ten irgi patys gamtiniai ištekliai nėra tokie svarbus, bet viską kuria žmogaus intelektinė jėga ir būtent aukštas vadybos lygis. Tai mes tikrai galėtumėm bendradarbiaudami su skandinavų šalimis, perimdami iš jų tą gerąjį know-how, tapti tokiais pat konkurencingais. Gerbiamas Algimantai, prašau. Ilja gal pasikuklino ir nepasakė, aš paminėsiu, jisai kitą savaitę išvyksta į Kiniją, jisai yra įvardintas Pasaulio ekonomikos forumo vienu iš lyderių tam kompanijų sąraše. Ir kas yra nedaugiau, jeigu Ilja, kuris mums gali padėti iš tikrųjų jaunimo kartų, kur čia yra daug blizgančių akių, norinčių būti tokiais panašiais, ar kaip Geitsai, ar kas kiti, kad šiandien dienai paskatintų verslumą. Pas mus yra sužlugdytas šeimos verslo tradicijos gal sovietmečių. Mes tokio neturim ir jisai reikalinga jo atgaminimo. Susitiksime iškart po reklamos. Pusė žmonių nori pradėti verslą. Tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. Aš tai taip negalvoju, kad mes būsim labai atpažįstami pasaulyje po 20 metų. Bet jūs pesimistas esat. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga. Europos socialinis fondas. Sakai, kokios yra svarbiausios, nežinau, galbūt charakterio savybės Lietuvos verslininkui trukdo? Konservatyvumas jisai yra, galbūt irgi kliūtis, priežastis, nežinau, gal pavyks, nepavyks, gal kitam nepasisekė, bankrotas neturi būti gyvenimo baimė, o tai yra tik tai naujas iššūkis ir bandymas. Bet didelė kliūtis yra kooperacijos toka, nes šiandien dienai imtis ir daryti viską nuo pradžios iki galo yra ne tas kelias. Kompanija, kuri kažką tai gamina, šiandien gali daryti mažą dalelę.
Aš turiu puikių pavyzdžių Norvegijos kompanijos, kurios sueina į susitikimą su viena kompanija, kuri tam nori kažką vamzdyje tekančio išmatuoti. Tai jisai pasijungia dar 5 partnerius, kuris daro vienas elektros schemą, kitas tą tyrimą daro, kitas dėžutę padaro, kitas prietaisą, kitas ją padeda tau parduoti arba surasti ją į rinką. Tai va šiandienai kooperacija, aš tikrai norėčiau kalbėti apie tokią, kad šiandienai verslininkas atsisėdęs kalbėti ir apie baldų prekybą ir gavęs didžiulį užsakymą su skubiu terminu pasakytų, nežinot, aš nespėsiu padaryti, aš atsistoju nuo stalo dėrybų ir nueinu, aš suprasčiau, kad jis turėtų nenueiti nuo stalo, bet žinot savo konkurentą lygiai taip pat kaip savo partnerį, savo jo techninius gebėjimus, kad jis tą projektą padarys ir parvežtų to sakymą jiems abiems, net grįžtų negu su tuščiu kibiru. Ją norėt kažką pasakyti? Norėčiau labai mažą eksperimentą padaryti, atsakydamas į klausimą, ar lietuviai yra verslus. Noriu paklausti auditorijos, kiek iš jūsų norėtų pradėti savo verslą? Rankas gal pakelti. Daug. Reiškia dabar, įdomus dalykas. Jo aš šiais metais turėjau pakankamai nemažai pasirodymų universitetuose. Tiek Lietuvos, tiek Amerikoje ir užsienyje, įskaitant Harvardą, MIT ir taip toliau. Ir aš visur klausdavau tokį klausimą. Tiesiog man pačiam smalsu. Ar tai yra kraujyje kažkas, charakterė skirtinga, ar vis dėlto tai yra aplinka. Tai dabar atsakymas yra visur. Yra daugmaž pusė žmonių pakelia rankas į tą klausimą. Pusė žmonių nori pradėti verslą. Tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. Tai iš to darau išvadą, kad verslingumas ir noras kažką kurti savo yra funkcija iš žmogaus tiesiog kraujyje. Ta prasme, ir vienodai pasiskirstome. Negalima sakyti, kad mes mažiau ar daugiau verslingi ar norintys rizikuoti negu kažkokie kiti. Bet klausimas, kodėl iš pusės pakėlusių rankų čia nes pradės savo verslo gal 90% per 5 metus, o Amerikoje pradės savo verslą gal didžioji dalis. Kodėl? Dėl to, kad jie gal ir įsivaizduoja daugiau, kaip tą daryti, gal jam aplinka parankesnė. Tai manyčiau perkelti tą problemą verslingumo ne į žmogaus charakterį, o į aplinką. Ir čia yra įrodymas. Pusė auditorijos nori pradėti savo verslą. Ir ko gero paskutinis klausimas galbūt visiems jums. Kaip atrodys Lietuva po 10, 20, o galbūt 30 metų? Ką pasaulis apie mus žinos? Aišku, pagal Mes norim tokios Lietuvos ir turėsim tokią, kokią mes kokią sukursim. Ir aš tikrai radau skrajutę vienoj įstaigoje viešo maitinimo. Ir aš norėčiau, kad visas jaunimas dalyvautų. Pradėkime ateitį šiandien. Lietuva 2030. Manoma ir ieškoma jūsų idėjų. Pabūkit vadinamaisiais startupais, startupais ir kurkim visi ją, nes bus ne tokia, kokią mes ją sugalvosim, kokios norėsim ir kokią mes ją patys savo rankom kartu padėdami sukursim. Tai čia be abejo. Manau, kad visi pritarsime Algimantui, žinoma, kad viskas priklauso tik tai nuo mūsų pačių. Aš tikrai tikiuosi, kad Lietuva taps to paslaugų centru. Tikrai ir diegsime inovacijas paslaugų sektorėje. Ir aišku, demografinės tendencijos ir prognozės byloja, kad Lietuvoje bus vis mažiau žmonių. Ir aš tikiuosi, kad jų atsiras daugiau, kad sugrįš jaunimas, kuris išvykęs yra į užsienį ir kad mes kursime čia pridėtinę vertę ir tikrai tapsime žinomi pasaulyje. Kaip jums ten atrodo ta Lietuva po tiek metų? Aš tai taip negalvoju, kad mes būsim labai atpažįstami pasaulyje po 20 metų. Bet jūs pesimistas esat? Ne pesimistas. Aš galvoju, kad tas procesas, kuris vyksta, iš integracijos procesas, tai lietuviškai mes turbūt nebekalbėsime, nebereikės ten kalbėti labai plačiai kažkur, bet aš nesakau, kad tai yra tragedija. Tai yra, globalizacija vyksta integracija, mes būsim atpažįstami, kai ES ten kažkokia tai, galbūt netgi platesnis kažkoks formatas, dar daugiau ES bus. Aš galvoju, kad tuo metu mažiau zirzinčių bus Lietuvoje ir mažiau pesimistų, kaip jūs sakėte. Tai ir tokie mes būsim. Bet ar mes būsim atpažįstami? Galbūt taip pasakysiu. Mes būsim mažiau atpažįstami kaip zirzintis. Irgi gera pažanga. Taip. Aš manau, šiais laikais valstybė pasidaro iš esmės prekinių ženklų. Nes ką mes žinome apie Egiptą? Piramidės, Sahara, reiškia arabos kultūra, tokie kryžiukai, ženkliukai, kalba ir panašiai. Manyčiau, mums reikia išskirti mūsų nacionalinį identitetą, mūsų kalbą, kultūrą, meną, tą, ką mes norime išlaikyti, tą, ką mes norime išsaugoti. O ekonominiai lygmenį, aš labai pritariu savo kolegai, kad mes integruosimės, kad dabar jau, pavyzdžiui, nėra jokių barjerų kapitalo darbo judėjimo Europos viduje. Tai sakyti, kad Lietuva yra skirtinga nuo Vokietijos ar Prancūzijos, tuo tarpu, kai gali bet koks pilietis nuvažiuoti ir gyventi, dirbti, mokytis pirmin atgal, bet koks verslas gali visiškai be barjerų gaminti prekes, tai tas prarandamas, tas ekonominis išskirtinumas, bet to ir nereikia.
Kągi, šį vakarą mes kalbėjomės apie Lietuvos ūkio ir verslo ateitį. Šį vakarą mes išklausėme gausybę pastabų. Buvo čia ir diskutuota ir buvo kalbėta, kasgi Lietuvos laukia po 10, 20 ir 30 metų. Norėtųsi palinkėti štai tokio dalyko. Galbūt susitiksime tikrai 2030 metais ir pasižiūrėsime, kaipgi palinkėjimai išsipildė. Dėkui labai, susitiksime lygiai po savaitę šeštadienį. Iki malonaus. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas.